Dvi vasaros karščių persmelkto savaitgalio dienos prabėgo kaip akimirka, palikdama puikius 300 ežerų ralio įspūdžius Zarasų rajono ir Visagino miesto gyventojams bei gausiam būriui svečių, apsilankiusių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Vokietijos, Ukrainos, Rusijos ir kaimyninių Latvijos, Estijos ir Baltarusijos respublikų. Sveiki svečiai atvykę į mūsų žalią ežerų kraštą. Šis renginys jau yra 6 metai, iš metų į metus jis vis daugiau ir daugiau į mūsų kraštą pritraukia būtent šios sporto šakos gerbėjus. Tad visus aš sveikinu atvykusius į Zarasus, dalyvius, noriu pasveikinti taip pat, palinkėti gero starto, gerų akimirkų Zarasuose ir saugokit save ir viskas bus gerai. Aš nuoširdžiai pavydžiu Zarasų merui, kad pas jį jau 6 metai šis renginys, bet dėka ralio organizatorių 3 metai šis renginys ir vyksta turbūt vienintelis miesto tapas, miesto gatvėmis Visagine. Ir tikrai kviečiu zarasiškius ir šiuo miesto svečius atvykti Visaginą ir pamatyti nuostabius šių mašinų skrydžius mieste tramplinė. Tikiuosi, kad ralis pratęs savo gyvavimą ir sutiksim sekančiais metais šitose apylinkėse. Sėkmės jums! Pirmą kartą Zarasų ir Visagino apylinkėse viešėjęs ekipažas iš Estijos, Simplangi ir Marek Sarapų, su savuoju Mitsubishi automobiliu į vienvaldžius lyderius įsiveržė iškart po varžybų starto ir šios pozicijos neužleido iki pat finišo. Debiutantai savo meistriškumu ir taikliai pasirinkta lenktynių taktika pranoko pernykštį 300 ežerų ralio nugalėtoją Janį Vorobjovą. Latvijos pilotas su šturmanu Andriu Malneku užėmė 3. vietą. Tarp kaimynų estų ir latvių 2. vietą iškovojo mūsų šalies ekipažas – broliai Vaidotas ir Žygimantas Žalos. Greičiausiai Visagino miesto trasoje buvo ir 4. bendroje ralio įskaitoje liko Vytautas Švedas su Žilvinu Sakalausku. 5. taip pat mūsų šalies atstovai, vienintelį VRC klasės bolidą Subaru Impreza pilotavęs Benediktas Vanagas su šturmane Greta Germanavičiūtė. Per 2 varžybų dienas įspūdžių ir vaizdo tikrai užteko visiems šios sporto šakos gerbėjams. Todėl dabar kviečiame pažiūrėti šių varžybų akimirkas iš eilės.